Šiandieną Generaliniai prokuratūrai gauta teismo medicinos specialistų išvada, kurioje nurodoma, kad Drąsius Kedys mirė nuo mechaninės asfiksijos, uždusimo, užkimšus kvėpavimo takus svetimkūniais, žolės lapu ir skrandžio turinio. Drąsiaus Kedžio lavone rasti nedideli linijiniai nubrozdinimai dešiniajame rėše, veide, kaktoje ir nedidelė kraujosrūva dešiniame paakyje. Išvardyti sužalojimai padaryti po mirties. Drąsius Kedys mirė maždaug prieš parą, pusantros paros iki jo lavono apžiūros radimo vietoje. Tai yra iki šių metų balandžio 17 dienos 14 valandos. Prieš mirtį Kedys buvo vartojęs daug alkoholinių gėrimų. Jam galėjo būti nustatytas sunkus girtumo laipsnis. Toks didelis girtumas galėjo sąlygoti uždusimą užkimšus kvėpavimo takus svetimkūniais. Drąsiaus Kedžio lavono vidaus organuose rasta skirtingų pavadinimų raminančių ir migdomųjų vaistų. Noriu pažymėti, kad specialisto išvada grindžiama ne tik Lietuvoje atliktų tyrimų duomenimis, bet ir Miuncheno teismo toksikologijos centro atlikta analizė, atliekant narkotinių, toksinių ir vaistinių medžiagų paiešką. Taip pat valstybinė teismo medicinos tarnyba kreipėsi į Danijos ir Šveicarijos kolegas ir prašė pateikti jų nuomonę. Pateikta nuomonė neprieštarauja jau mano pagarsintai Lietuvos specialistų išvadai. Taip pat noriu pasakyti, kad šiandien tenkintas Drąsiaus Kedžio artimųjų prašymas pripažinti juos nukentėjusiais minėtame ikiteisminė tyrime ir jie, jeigu pareikš norą, įgis visas proceso suteiktas jiems teisės. Tai yra leisti susipažinti su bylos medžiaga, pateikti prašymus atlikti proceso veiksmus ir naudotis kitomis procesinėmis garantijomis. Kokie yra vaistų kiekiai organizme ir ar jie galėjo turėti įtakos, tarkim, kažkaip tai kartu su alkoholiu jo mirties priežasčiai? Su mirties priežastim tai nesiejama. Bet tai kokie tai yra kiekiai? Tai įprastai žmogaus vartojami vaistų kiekiai. Juos naudojant pagal paskirtį. Sužalojimai atsirado po mirties, kaip galėtų tai atsirasti? Mirties metu, taip galbūt aš aiškinčiau. Aš citavau specialisto išvadą. Ar gali būti taip, kad jis numirė kitoj vietoj, bet po to buvo perneštas, kur buvo rastas? Ekspertai motyvuoja, kad sužalojimai atsirado po mirties, nes į tai nurodo sužalojimų lavone nebuvimas jo apžiūros radimo vietoje metu ir priešmirtinės reakcijos nebuvimas sužalotose veido audiniuose. Taip motyvuoja ekspertai šią išvadą. Sulaužymas ir kojas sulaužytas, tai čia ekspertai nepamatė šitą? Duomenų apie tai neturime. Tai medicininė sakė, jūs sesuo, tarkim, apžiūrėjau, kaip jūs savo broliui pasakė, kad nosis sulaužyta ir kojas sulaužyta, ir kojas išpjautas. Tai gal jūs paklausim? Prašom neklausti nuomonės generalinio prokuroro, galbūt tiesiog iš tikrųjų faktų, kuriuos pateikia ekspertai, nes, žinot, čia... Aš papildysiu, kaulas yra imamas planktono paieškai, tai yra pažymėta ekspertizės akte, specialisto išvada tai yra, planktono nerasta, o pats visas procesas buvo filmuojamas, yra nufilmuota, kaip tas kaulas yra išimamas, yra užfiksuota, kad jisai nelūžęs. Manau, kad artimiesiems susipažinus su ikiteisminio tyrimo medžiaga, šioje vietoje klausimų kilt neturėtų. Nosies lūžimų nėra. Ta patvirtino taip pat ir tiek Šveicarijos, tiek Danijos, tiek Lietuvos Vilniaus universitetinės ligoninės specialistai, tiek paties skrodimo rezultatai. Gal dar kitos priemonės? O vaistų mirties stiprus receptiniai ar ne? Receptinė. Buvo sakyta, kad buvo rastas butelis su tam tikrų skysčių. Kas tas per skystis, kas buvo, nes sako, bus tyriama? Tai yra vanduo, butelėje buvo rastas. Tikėtina, kad tai yra vanduo iš balos, kurioje jisai buvo rastas ir tikrai tai nėra vanduo iš marių. Skystis tirtas. Bet nužudymo variantas jau atmetė iš karto. Duomenų šiai versijai tokių patikimų ar pakankamų nėra. Prašom. Artimieji dar turėtų teisę skųstis ar kažkokias išvadas.
suprantama, jie gali prašyti papildomų tyrimų, užduoti klausimus ekspertam. Kaip ilgai jisai vartoja, koks tai kiekis organizme, ar jisai yra didelis, ar sakykim sykį išgėrė, ar vartoja pastoviai, galima spręsti. Nenorėčiau detalizuoti atsakymą, tačiau analizė leidžia turėti duomenis panašiai 10 mėnesių laikotarpį apie vartotus vaistus ir jų vartojimo intensyvumą. Ar tie vaistai, ar buvo atlikta kažką pas Kedžio dėdę ir ar jeigu buvo, ar tie vaistai buvo rasti pas jį namuose dėdės namuose? Kol kas negalime šių duomenų skelbti.